Pardavimų analitika leidžia sekti, kaip kinta pardavimai su praėjusiais metais, matyti pardavimus pagal vadybininkus bei didėjimo procentą, analizuoti, koks buvo šių metų planas ir jį palyginti su praėjusiais. Pardavimų trendų ir prognozių ataskaita leidžia numatyti ateities pardavimus įvertinant praeities pardavimų duomenis. Pardavimai pagal klientus leidžia sekti pardavimus pagal kiekvieną klientą ir prekės kategoriją. Yra galimybė analizuoti pardavimus pagal skirtingas dimensijas, tokias kaip vadybininkai, klientai, padalinys, projektas bei regionas, matyti, koks yra pardavimų pasiskirstimas pagal norimas dimensijas bei rodiklius. Pardavimų žemėlapis leidžia stebėti pardavimus interaktyviai žemėlapyje, analizuojant norimo šalies statistiką. Pagrindiniai pirkimų rodikliai yra pirkimų suma, vidutinė kaina bei užsakymų skaičius. Jie matomi viršuje. Pirkimus galima lyginti su praėjusiais metais, matyti, kaip jie kito per norimą laikotarpį, atlikti simuliacijas. Pirkimus galima analizuoti pagal tokias dimensijas, kaip vadybininkai, klientai bei matyti pokyčius laike. Taip pat analizuoti numatomas pirkimų prognozes, kurios pateikiamos remiantis praeities laikotarpių duomenimis ir numatyti būsimus pirkimų trendus. Pirkimų analitika pateikia detalę tiekėjų analizę ir leidžia matyti, iš kurių tiekėjų šalių perkama daugiausia, kokių kategorijų prekių bei kokios vidutinės kainos. Tas leidžia įmonei lengviau derėti su tiekėjais. Detali analizė taip pat leidžia matyti pirkimus iš senų tiekėjų, palyginti juos su naujais, sekti, kokie yra užsakymų skaičiai pagal tiekėjus. Pirkimo analitika leidžia analizuoti pirkimus ir pagal prekes, matant perkamiausias. Taip pat leidžia analizuoti užsakomų prekių per dieną skaičių bei kainą. Taip pat yra galimybė stebėti pirkimus analizuojant konkrečius dokumentus. Gautinų ir mokėtinų sumų analizė leidžia stebėti skolų senėjimą pagal skolų likutį ir konkrečius tiekėjus arba pirkėjus, priklausomai nuo to, ar tai yra gautina ar mokėtina skola. Atsargų analitikoje pagrindiniai rodikliai yra atsargų apyvartumas, kiekis jų pardavimo vienetais. Atsargų apyvartumą galima lyginti su praėjusiais norimais laikotarpiais, taip pat matyti, kokia yra vidutinė atsargų realizavimo trukmė. Atsargų likučių analitika skirta analizuoti likučius pagal sandėlius ir taip matyti, kokiuose sandėliuose kokių atsargų ir kokie jų kiekiai yra laikomi. Sekanti analitika leidžia stebėti prekių judėjimą nuo pirkimo iki pardavimo, matyti, kokios buvo tarpinės operacijos, kaip pavyzdžiui, perdavimai, komplektavimai bei gamyba. Atsargų senėjimo analitika rodo, kiek prekių sumiškai ir pagal vienetus yra užšaldyta tam tikrose sandėliuose. Taip pat galima paprastai matyti, koks jų yra senėjimas pagal intervalus, kas leidžia nuspręsti įmonei, ką daryti, kad sumažinti sandėliavimo kaštus ir atlaisvinti vietą sandėliuose. Didžiosios knygos analitikos pagrindiniai rodikliai yra pajamos, bendrasis ir grynasis pelnas bei sąnaudos. Čia galima matyti ir sumas pagal didžiosios knygos sąskaitas bei straipsnius. Analizuoti faktinės sumas ir lyginti su biudžetu praėjusiais laikotarpiais.
Pelno analitika leidžia matyti bendrojo ir grynojo pelno dinamiką pagal laikotarpius, maržą, padalinį bei projektą. Tokiu būdu vizualiai matoma, kaip kinta įmonės finansai, kas turi įtakos pokyčiams ir lengvai priimti reikiamus sprendimus. Esant poreikiui, iš DK analizės galima įeiti į konkrečius dokumentus ir matyti, iš ko konkrečiai susidaro sumos ir kitą reikiamą informaciją.